Labas, draugai. Rugsėjo 18. O, atsiprašau, ką tik pavalgiau, tai dabar reugiuosi kaip kiaulė. Ką norėčiau parodyti, ką darau. Į kokie darbai padaryti. Taigi nusprendžiau po biškį pakalimą pasidaryti. Tai išsitiesinau, skardą užsisakėm. Skardos kainą paskui papasakosiu visus lankstinius, kiek dar apslankstiniai kainavo. Dabar plačiai neįsiplėsiu, taigi sukamės jotukus. Po to dar neatvežė pakaliminės skardos, atveš pakaliminę, daugiau visą likusią skardą kaip ir turim išlankstytą. Bet papasakosiu paskui. Nu, ką tu karštą jam pririšt ant lenciūgą, nubaus sesė, o, čia skardą turim likusią. Negalima, dabar aš kalbu, ne tu. Taigi, einam, pažiūrėsim, kas viduj padaryta. Taigi, jau kaip ir čia yra nušpakliuota ir su gruntiniais dažais nudažyta vieną kartą. Ir po to eis tas, kuris eis dar pasitvarkinėti visus, kur reikia pasitepti, nu, kur kaip ne brokas, bet kur išlindo visokie tokie pabraižymai, dar kažkas nedatapta. Tai jisai dar eis, praseis prieš dažymą. Taigi, kaip matote, lubos baltos jau. Čia yra su tokiu melsvu atspalviu. Tai kai dažysis grinai baltą. Ir čia ką turim, plytelės išklijuota visą. Tai nežinau, ar pasakojau ar ne. Dabar gal galiu papasakoti. Pasisamdžiau, pats buvau išvykęs, bet prieš tai buvau susitaręs, atvažiavęs, kad man kondicionieriui pravestų vamzdžius, kur viduj kondiškė bus, ir išvedė lauką. Ir žiūrėkit, pats nebuvau, žmona atvažiavo, bet prieš tai buvom sutarę, buvau pasakęs, tarkim, čia va, klausė, koks lubo aukštis, ne? Aš pasakiau, koks lubo aukštis, kurioje vietoje bus, ne? Kurios baigsis. Ir jie padarė taip. Tiek nuleido, nežinau kodėl. Tiek. Ir sakau, viskas prasidėjo nuo to, kad pats nebuvau, bet buvom susitarę viską. Dabar žiūrėkit, kame problema. Aišku, sakys kai kurie, ko čia verkšlenė. Bet argi būtų jums negaila, kai jūs iki tiek tinkuojat, ne, hidroizoliacinę tepat viską, ir plevelę, ir panašiai, ne. Ir pys tau atvažiuoja, va taip va, praved vamzdį. Ir gaunas, kad tu tą aukštį dirbai dėl nieką realiai. Ir dabar per šitą vamzdį man lubos vonioj bus 2,50. Tik kiti sakysit, čia verkit, taigi užtenka. Aš tam dirbau, kad čia būtų kuo aukščiau viskas. Bet ne, taigi meistrai. Čia kame problema? Taigi meistrai. Patingėjo, čia eina toj vietoje, eina sąrama išlieta. Taigi, kad nereikėtų grėžti, vargtis, knistis, kad realiai atvažiavai pys per dujų silikatą skylę, va kaip šiuo atveju, pys per dujų silikatą įsivedė vamzdžius 20 minučių, ten 150 berods ar kiek pasiėmė, ne? Bet blėt, kad tu žmogui padarai negerai, tai man atžvilgiu, man yra negerai, nes aš buvau užsakovas, aš už tai pinigus mokėjau, ne? Jums gal įtink viskas gerai, bet man netiko, nes aš tiek dirbu, aš norėjau kuo aukštesnių lubų visur. Ir dabar per tą vamzdį praradau aukštę. Sakysi, dar čia
Taip, čia tarpsnis, nežinau, kokiam aukštį bus įtempiamos lubos dar. Tai kur dar būčiau kokį 20 cm drąsiai lubas pasikėlęs, būtų 2 su kapeikom, mane dabar turėsiu apie 2,50 tik tais. Ir šitą buvau pasiskaičiavęs palėtą, nu žodžiu, ir dabar viskas iš tam prailgintoje pirksiu atskirai knysios, aišku, sakysit, ko čia verki. Verkiu dėl to, tiem, kurie nesuprant, verkiu čia dėl to, kad paėmė pinigus ir kai manęs nebuvo padarė, ėjo lengvesniu keliu ir padarė, kaip jiem lengviau ir jiem paprasčiau, ko pasekoj aš nukentėjau. Ta prasme, sakysit, koks čia dalykas, bet aš nukentėjau tiek ant aukščio, tiek dabar va šitos, ne, čia aišku menkniekiai, bet kai tu samtai žmogų, tu susitari, jisai daro, ne, ir tavęs kai nėra ir padaro taip, kaip jam reikia, o ne kaip buvom susitarę, ne. Plus dar naudoja tavo įrankius, tavo medžiagas, tai šituo atveju jis naudoja makrofleksą mano. Taip, žmona atvažiavo, žiūri, kad paėmęs mano makrofleksą, mano pistoletą, mano bulgarkę, mano trėlę, nes viskas namuose buvo blemba. Tai jeigu tu naudoji mano, tai gal tu nedirb, ta prasme, pas visus važiuoji ir tu jėmė savo, nu žodžiu, nebesivelsiu, ko pasiekoj, sakau, aukštį praradau, kur galėjo, ne, ten palipat, pravesti viršų, ne, reikia 20 cm į apačią nuhujerit, nesgi, blet, negrėši per žiedą reiks pasipist pusę valandos ar valandą ilgiau, tai per dujų silikatą paukšt pramušai ir viskas. Tas dar galėčiau nedaklijuoti, bet šitas dar žemiau, nu, žodžiu, nebesinervinu, čia. Nu, apie pozityvius dalykus, tai voniai, ką matot, nusprendžiau pats nedaryti, nes daug kampų, daug visko, tai samdžiau, vėl pagelbėjo kaimynas, ačiū tau Arnoldai. Dabar pasakysiu, kiek už viską mokėjau. Be medžiagų. Medžiagas čia jum nelabai aktualu, nes kiekvienas jūs perkatės plytelės, paleskonį, jum gal šitos plytelės visai negražu. Nu, sakau, medžiagų kainas nepasakosiu, nu, galiu papasakoti bendrai. Šios plytelės 60 ant metrą 20 kainavo po 15 eurų, su akcija radau. Ir plus 3 bankės silikoną po 30, po 15 eurų 3 bankės silikono, kampukai dabar tiksliai tie juodi, būtent norėjau juodom, nepasakysiu, kiekvienam mieste vis kitaip ten, nu, plus minus grubiai 10 eurų gal, ne. Tai ir klyjai išėjo, plytelių klyjai, 2 maišai, 1,5 maišo. Realiai netiek ten maišą su biškiu. Tai klyjus vėl ten skaičiuojatės palė savį, ten nuo 10 eurų iki 18 eurų už maišą. Tai va, už darbą man šitų plytelių išklijavimo aš pats nieko nedariau. Čia taip, nuolydis viskas. Už plytelių išklijavimo visą vonę aš sumokėjau, susitarėm 1000 eurų. Ir va, visas tas rezultatas čia, kas čia padaryta. Toliau, lubų išpakliavėms, tų sudėjams, šešėlinių siūlių. Aš tik pats gipsą susisukau, man išpakliavo, vieną kartą su gruntiniais dažais nudažė, šešėlinę sudėjo, tai aš kainą man padarė tas pats Arnoldas, kuris klijavo plyteles, tai 400 eurų. Tai už tai, ką matot lubose ir vonioj, iš viso išėjo 1400 eurų. Tai va, draugai, sorry už emocijas, gal biškį per daug, bet taip gavos. Toliau. Darbai, kas toliau darbai laukia, taigi apie planus, ne, ką planuoju. Tai dabar planuoju vis pakalimą pasidaryti, kartą, kaip sakiau, yra
pakalimą, tik nėra pačios pakaliminės skardos, turi parvažiuoti, pasidarau pakaliminę skardą, susidedu pakalimą, rinas, aišku. Tada galvoju vait katilinę darytas, bet ką man ten katilinė jungtis, jeigu aš dar negyvensiu, o šildyti reikės, tarkim, jeigu ne, tai turėsi jau kai katilą pasileisi, turėsi viską šildyti, čia katilinė, turėsi viską šildyti, tai pinigus mokėsiu ant šildymą, o realiai pats negyvensiu, tai man nelabai taip tink, tai aš sugalvojau pirmą pasidaryti visus kambarius, tai įtempiamas lubas susidėti, išdažys, tas pats Arnoldas beje dažys, įtempiamas lubas kambariuose susidėti, plytelės įsiklijuoti, įsidažyti visus kambarius, katilinę prie to pačio liko tik išdažyti ir plytelės išklijuoti, bet tai prie dažymo dar paprašysiu, kad katilinę išdažytų, o plytelės ant galą čia klijuosiu, nes dar reikia, čia dar gipsą turiu susidėti, bet paliksiu katilinę pačiam gale, nes katilinė čia jau, mato, tokia grublėta padaryta, tai čia man tik liko ją išdažyti ir grindį su gipsu, tai tokie planai, taigi dėl to nusprendžiau pirmą kambarį su svetainė, aišku, pasidaryti ir tada ant galo eisim į katilinę, o kai katilinę pasibaigsim, tada jau prasidės virtuvinės ir baldų pirkimai, taip turėtų būti palei planą. Dar manau kokį porą metelių vargsiu, tai jau dabar 3 metai berods praėjo, tai tiek draugai, ne? Ar dar kažką papasakot, ką čia dar atsiminus. Kai nieko, bet kai žiūri, taip gražu, balta, tokios lubos čia su melsvais, biški dažais, atspalvių tokia. Tai man ne, bet čia to esmės nekeičia, čia po to baltai nusidažys viskas. Sienas parodysiu, kaip nusidažys, grindis parodysiu, kokiam plytelėm klijuosiu, plius minus dar plytelės jau gausiu, tai tokios turėtų jos būti, tokios pat raštą, jeigu tokia pat kaina gausiu. Tai čia pas mane tos plytelės turėtų būti, visos čia svetainiai, koridoriai ir virtuviai, visos tos pačios turėtų būti. Tai va, draugai, va tiek, va. Žiauriai faina atrodo, jau tiek nebedaug beliko, bet tiek daug reikalų dar. Kas labiausiai finansus liečia, tai kai pats kažkiek, kai pats viską dariaus, tai apie piniginę kalbant, tai dar turėdavai kažkiek pasitaupęs, dar į priekį kažkiek. Tik pradedi samdytis darbuotoją, kuris dirba, išmano savo darbą, man jis tinka, kaip jis dirba, man gražu, kaip jisai padaro, tai ir tada, ir gan jisai labai pigiai daro palyginus su kitom kainom, tai sako, pigiai ir gerai nebūna, šitas variantas pas mane pigiai ir gerai, man gerai, man draugai gerai, tai piniginė tuštėj ir tų papildomų pinigų nebeturi. Ir pradedi vėl gyventi nuo algos iki algos, taip pat kaip profkės laikais, kas atsimenat, profkiai mokindavos, nuo stipendijos iki stipendijos. Tai čia jau panašiai gaunas, bet kai jau padaro darbą, taip jau atsisėdi, taip jau gražu pas tave, gražu. Ir taip galvoji, blet, kaip gražiai čia. Tikrai gražiai, per telefoną nein, taip kaip visą laiką perteikt. Taigi, va taip, draugai, kiek papasakau, kokių planų, ką planuoju, ką darau. Blemba jau 14 minučių, 15 filmuoju. Atrodo, nieko nepapasakojau, dura. Paskui parodysiu, kaip pakalimus pasidariau, kiek kainavo.
Čia, dar medžiagas, paskui pasakysiu, kiek kainavo. Bendrai medžiagas sakiau, kad jums nelabai aktualu, nes kiekvienas palė savi, viens, pavyzdžiui, gipsą ten knaufi, ne tik tai sada, kokią nors pas mane rygį sudėtis kažkoks, žodžiu, sakau, kiekvienas palė savi renkatės. Tai medžiagų kainas jums nelabai aktualu. Pavyzdžiui, kai sako, ne, iš kiek gali namą pasistatyti. Kiekvien skirtingai. Viens aramas pilsis savo rankom, kits aramas samdysis kriaušę žiedui, viens pilsis savo rankom, kits samdysis. Pas mane kriaušė buvo tik tais vieną kartą ir pamatą pylė. Daugiau viską pats rankom. Tai va. Ir skaičiuojas ir taupais, kitiem pasakai, kad pats rankom išvengi iš tavęs, blemba, sako, kiek tu sutaupiai, 200 eurų, bet man tas pinigas, 200 eurų nuo žiedą vieną, pas mane 3 kartus pylės, tai imkite jau 600 eurų, ne, ten da kažką padarai, vėl ten 200 eurų liek ten, ir ta suma žiūri dedas. Ir va taip, o dabar jau, kaip pats sakau, nedarai nieko, realiai nieko pats nebegaliu daryti, apart katilinės, kai daisiu, nes man tas špakliavimas, šveitims, tai baisu. Plitelių pats nekliau, būninės įsigandau, ir iš tų kampų visokių sudėjimų, žodžiu, dar tiem visom rozetėm, ten tom skylėm, tik reikia turėti karūnas, pirkis, viskas. Kiek vėl išeina ir tau realiai, tau vienam kartui tik tai reikia. Ir taip sutarėm, kad už 1000 eurų ateis, išklijuos ir aš patenkintas. Ir dabar už 400 išpakliavus, kai tik visur. Tai dabar jisai man dar, kai jau nuspręsim, ką pirmą, ar čia plėtelės klijuoti, ar dažyti, lubas ar sienas, tai tada jisai vėl ateis man dažys, pasibaigs tos visokius tuos, tai po to, kai jau nuspręsim dažyti, defektus visus įsitaisys ir tada dažysim ir plyteles klijuosim, arba atvirkščiai plyteles klijuosim ir dažysim. Čia kaip jisai pasakys. Jeigu kam reikėjo numerį, rašykit, dirb Šiauliuose, bet ir aplinkui. Vidaus apdailos darbui, mūro darbui, daug ką jisai daro. O rankos tokios, kokias reikia. Taigi, draugai, tiek jau 5 kartą nesakau, tiek, bet šį kartą tiek. Gerai, gero jums, kaip ten gaunas. Gero jums rudens, kad nesulytumėt, nesušaltumėt. Ate visiems.